Sveiki, sveikinas iš Rygos stoties. Tai šiandien išsimiegojau nuostabiai, puikiai. Tai šiandien laukia nedaug kilometrų. Truputį pasivaikščiosim po Rygą. Apsižvalgysim ir trauksim link nakvynės vietos, kuri maždaug 100 kilometrų iki jos. Pagaliau išvažiavau iš Rygos. Dviračių takai ir jų būklė pem ant pem. Nu, neskaitant kur remontai, tiek to. Bet šokau į važiuojamąją dalį ir važiavau savo
ramiausiai. Nes kitaip su tais dviračių takais aš ten lėtai judu negu keliu. Tai jo, mes jau Rygą palikom ir traukiam link Jūrmalos. Jūrmalai pasidarysiu pietų pertrauką, pasistiprint, pavalgyt ir tęst kelionę toliau. Nauji krepšiai puikiai laiko po kol kas. Seną taip pat dar pasilikau. Pravers man talpa. Tus šoninius krepšius sukompaktavau kaip turbūt, kad netrukdytų suplyšusius. Važiuojam toliau. Sveiki atvykę į Jūrmalą! Štai ir vėl aš prie jūros. Nors ir aš toli nuo jos niekur nenuvažiavau. Dabar visas kelias drėkęs palei pat jūrą. Pietų metas. Ką pasiėmiau? Pamatysit, ką pasiėmiau už 14,50 €. Savijauta super. Ta išeiginė vieną dieną, tai visiškai atsigavau. Jaučiuosi vėl tvirtas, gyvas ir energingas. Tai dabar tik nuvažiavau nepilnai 30 km ir dar liko 70 su trupučiu kilometrų. Vėlai pajudėjau, aišku, 10:30, dar kol pro visą Rygos senamiestį pravažinėjau, tiksliau pravaikščiau, nes grindinys buvo akmeningas, važiuoti neįmanoma, bent man. Nu, kažkaip vien tik vištieną sausai čia biškį. Tai žodžiu, pasiėmiau giros ir vištieną barbekiu padaže. Trūksta salotų, ryžių. Nu, paragausim, gal žiūrėk visai gerai bus. Jau nuvažiuota 60 km, liko dar 48. Po pietų reikia biškį spustelėti, nes vėluoju savo grafiką. Ilgai miegojau ir ilgai užtrukau Rygoje. Bet viskas tvarkoj. Nebedaug čia belika. Porą valandų grubiai. Dabar kiek čia jau yra? Be 14. Nu, grubiai būsiu po 6, pusė 7. Pats tas. Oras pasitaisė, šilta, gera, malonu. Už manęs, jeigu ką, tenais yra jūra, Baltijos jūra. Važiuojas puikiai, jeigu kupinas. Kaip sakant, atsipučiam ir traukiam toliau.
Pagaliau atvykau. Dabar galvoju, kur čia nakvynės vietą pasidaryti. Manau, kad... Manau... Tai čia prie soliukai jau čia darysias. Arba čia kažkur tais. Ja. 109 kilometrai. Ir baigta 16 diena. Tai, ja, kaip ir sakiau, pradžią bimbam, po pietų teko dirbti. Atidirbau ir planavau 7 atvykti, o atvykau be 15:07, 15 minučių greičiau. Tvarkoj, reikia statytis palapinę, eit vakarieniauti ir labanakt. Vakarienė, o taip verdamės dešrelės, makaronai, bent šiltas maistas. Dar aišku jaučiu arbatas pasidarysiu, sausainių suvalgysiu. Čia vis tiek prisidės visokių esu. Štai ir baigėsi mano dienelė. Šiltas maistas, į miegmaišį, palapiniai. Ir laukti rytojaus. O rytoj nauja savaitė, pirmadienis ir paskutinė savaitė. Taigi, iki pirmadienio.